Ir aš taip rekomenduoju žmonės daryti. Ta prasme, jeigu suprantate apie mašinas, investuojat į mašinas, jeigu apie fondus, tai į fondus, jeigu į ETF-us, tai į ETF-us, jeigu kripto, tai į kripto. Bet vis tiek mes visada, vien kad jūs jau investuojat, parodo jūsų norą augti, tobulėti ir ieškoti būdų, kaip pagerinti ir patobulinti savo gyvenimą. Tai reiškia, kad jeigu jūs jau investuojat, tai ieškot visada būdų, kaip geriau. Ne? Ir jeigu tu žinotum, kaip per 3 metus 2 arba 300% padaryti pelno, tu tiesiog nebežiūrėtum į Amazon akcijas. Paprasta. Bet jau to būdo dar pas tave nėra, tai tu žiūri šitą. Ir sakau, akcijos yra dideliais kapitalais. Aš į akcijas, jeigu pradėsiu dėti, tai pradėsiu